iš tikrųjų tą turbūt visi čia matom, kad vakaruose trūksta tokio aiškesnio apsibrėžimo, koks šio karo tikslas vakarų požiūriu. Vakarai lyg ir bręsta, bet labai lėtai. Iš kitos pusės tai, iš ties ganėtinai taip, net nežinau, kokį žodį pavartot, ganėtinai pritrenkiančiai atrodo nesenai paskelbti duomenys žinomam ir respektabiliam vakarų amerikiečių leidiny Newsweek, kur patys CŽV įvairūs pareigūnai liudija, ką jie veikia, kaip jie dalyvauja šitam kare, Ukrainos pusėje be abejo, bet šalia to išaiškėja, kad dabartinis CŽV vadovas, žinomas diplomatas Burns, dabar jau pakeltas Amerikoje iki kabineto nario lygmens, prieš karą jis tokius ryšius palaikydavo su Rusijos žvalgybos vadovu Naryškinu, bet štai prieš karą 21 metų lapkričio mėnesį lankėsi Maskvoje, be abejo susitiko su Naryškinu, telefonu kalbėjosi su Putinu visą valandą ir aptarė būsimo karo eigą. Kas mane labai... Ribentropo-Molotovo paktas 2? Labai nušiurpino. Ir CŽV džiaugiasi, kad štai buvo sutarta dėl tam tikrų apribojimų, kad rusai neis toliau negu Ukraina, veršis tik Ukrainos teritoriją, kad nenaudos branduolinio ginklo. Amerikiečiai įsipareigojo iš vienos pusės, kad amerikiečiai nedalyvaus kare, kitaip sakant, jų kariuomenė nedalyvaus, gali tą lyg ir supras, bet taip pat, kad jie prižiūrės, kad ukrainiečiai taip sakant, nekariautų Rusijos teritorijai, nenaudotų ginklų Rusijos teritorijai. Tai kaip pats jau paminėjai, iš tikrųjų, pats toks susitarimas, tai jisai skamba kaip amerikiečių lyg ir toks palaiminimas, taip sakant, jūs tą karą darykit. Mane šitie tokie duomenys, ta informacija paskelbta ir toks vaizdas susidaro, kad CŽV pati norėjo, kad ta informacija ir būtų paskelbta, jinai tikrai labai stipriai nustebina. Galų gale ir ten kitos publikacijos apie neformalias derybas, tokias pokalbius tarp buvusių Obamos pareigūnų aukšto rango, kurie natūralu yra netoli ir Baideno stovyklos, tai jie čia taip neformaliai kalbėjosi, įskaitant ir Lavrovą, ir po to paaiškino, kad, amerikiečiams, bent jau tų, taip sakant, dabartinių ekspertų, buvusio Obamos patarėjų nuomonė, Jungtinėm Amerikos valstijoms silpna Rusija nėra reikalinga. Yra reikalinga maždaug stipri Rusija. Mes turime matyti tą vakarų paveikslą atvirom akim. Ir labai gerai suprasti, kiek nuo vakarų pozicijos tikrai priklauso ir Ukrainos karo reikalai.